Žinokit, įvyko bėda. Man trūksta kaladėlių, kad galėčiau tęsti konstravimą, tačiau nieko tokio, aš žinau, iš kur jas gauti. Naudodama šio rinkinio kaladėlės, aš toliau tęsiau konstravimą ir priejau prie geriausios dalies – dripstone spygliai. Jų čia reiks labai daug, tad aš jos pradėjau konstruoti iš smulkių kaladėlių. Nu va, ką tik sudėjau paskutinį dripstone spyglį ir dabar liko jos visus kartu sudėti. Ir baigtas kūrinys. Dabar tai reikia uždėti paviršių, kuris bus ant šio Minecraft keivo. Manau, tikrai įspūdingai gavosi. Labai gražu žiūrėti tokį kūrinį. Man patinka keivo ir paviršiaus spalvų kontrastas. Tikrai didžiuojuosi šio darbo, kuriame yra daug kaladėlių. Jeigu jums patiko šis kūrinys, būtinai parašykite komentaruose, ką manote apie jį. Ir jei numanote, koks bus kitas LEGO Minecraft kūrinys, galite paspėlioti komentaruose.